Sveiki visi, čia nauja, kaip ir mano kolekcijos serija, nevadinu jau serijų, tiesiog čia, kaip ir žadėtas mano seni kompiuterio žaidimai. Apžvelgsiu šiandien juos visus. Ir plus bonus dalykėliai gale video. Taigi pradedam nuo istorijos truputį. Tai aš užaugau su kompiuteriniais žaidimus, jau nebuvo ta Zilitoną, jei nežaidžiau Zilitoną, to neėjau į tas kompiuterinės, tiesiog turėjau savo kompiuterį, kaip ir šeimos kompiuterį turėjau, dėl to turiu tiek daug, nedaug gal, bet normaliai žaidimų dar čia šitą laikiklyje yra daugiau. Daugumą nei vieno nesu perėjęs žaidimų, bet daugumą esu žaidęs, kai kurių iš vis niekarto neįsijungęs, tiesiog gavęs ir laikęs vietoj. Arba įsijungia žaidimą ir man jis atrodė pernelyg komplikuotas ir jį išjungiu iškart. Taigi, iš pirmo pradedam nuo šito dėklo. Matote, čia gražus augalas kažkoks nupieštas. Darom. Ir aš dabar labai nepatogiai sėdžiu, tai leiskite, jeigu taip nenutaikau. Tai turim čia, vartaliuojam. Diskai kažkokie čia rašo Terraria, tai reiškia, Terraria žaidimas yra dauguma diskų mano tų dėžučių yra sulūžusios, dėl to aš juos įdėjau į šitą dėklą. Tai čia Pantera, Risk, Pilies užgrobimas. Esu vieną kartą įsijungęs. Jo. Krikštatėvis atrodė man labai smagus žaidimas, bet kažkodėl vėliau nepasileido, todėl nustojau žaisti. Šitų iš vis nebuvau įsijungęs rusiškų. Man jie keistai atrodydavo. Šitą irgi kažkiek žaidžiau. Rage Rally. Irgi lietuviškų kūrėjų. Čia visi žaidimai beveik lietuviškų kūrėjų. Šitą daug žaidžiau, ganėtinai daug. Tankai šaudais. Čia irgi kažkokie nepaprasti nuotykiai. Man šitas atrodė žaidimas labai keistas. Nes ten, kai mažas buvau. Čia irgi kažkas panašaus. Kas dar čia? Čia tai jau sesis kažkoks ten žaidimas. Šitą irgi kažkiek žaidžiau, bandžiau kelis levelius perėjau, bet ir taip ir neužbaigiau, čia irgi kažkoks edukacinis žaidimas. Ir gale Sky Aces irgi daug žaidžiau. Bombarduoji miestas, kad ten šaudai lėktuvus. Tiek šito. Čia turim dabar kaip ir reklamą, popierių kažkokią iš įvairių diskų dėžučių, kurios ten buvo sulūžusios. Čia va, pavyzdžiui, to rusiško žaidimo, čia instrukcijos, čia reklama dar kitų, čia to Rage Rally, irgi reklamuoja kitus žaidimus, lietuvių kūrėjai, čia irgi reklama kažkokia, reklama. Robinas Hudas man irgi patiko, aš nežinau, kur diskas yra dabar, bet turėjau, man atrodo. Irgi tas žaidimas labai geras, bet sunkus man. Čia irgi Robinas Hudas. Ir dar kažkoks. Dabar prie diskų pereinam. Drąsieji nykštukai. Yra diskas, viskas yra. Labai man patiko šitas žaidimas, bet dėja neperėjau. Ganėtinai daug žaidžiu. Patiko jis. Tada Gražuolė ir pabaisa. Ne kartą nežaidžiau, neįsivaizduoju, kaip atsirado pas mane. Va šitas žaidimas atrodė labai įdomi, man atrodo, ar tai dovanų gavau, bet čia yra 2 diskai, čia, jo. Bet buvo viskas angliškai ir labai komplikuotai, todėl nežaidžiu, bet čia. Ubisoftas, tai čia kažkas mandresnė jau yra. Teisė rizikuoti, Rožinė Pantera, nežaidžiau ne kartą, neįsivaizduoju. Ta pati, tik biškį palūžusi. Big Mud Truckers, čia kažkaip keistai kitoj pusėje diskas, arba čia neįdėjau nei tą pusę, nežinau, bet jo, patiko man irgi, bet kažkodėl irgi nustojau žaisti. Man atrodo, kompiuteris mano tada buvo prastas, tai čia irgi kažkoks mokymosi žaidimas, edukacinis, nežaidžiau. Man atrodo, gal įsijungiau šitą kartą Sniego karalienę. Čia iš vis tik dėžutė. Šiaip norėjau parodyti tą tankų dėžutę. To neturiu pagrindinio baigti. Čia to komandos dėžutė. Koko komandos.
edukacinio žaidimo, nežaidžiu ne kartą. Čia ta pilies užgrobimo žaidimą. Atrodo, ganėtinai įdomu. Taigi dabar patraukiam šiek tiek šitus diskus ir turim kaip ir bonus. Tokie diskai. Čia nesusijęs su žaidimais, bet turiu jo. Tai turiu 2 albumus, kaip ir klausaus dažnai. Tai Red Hot Chili Peppers, man atrodo, Blood, Sugar, Sex, Magic. Oi, kokie negražų žodžiai, bet man patinka, kiek čia, 17 dainų. Dažnai pasiklausau, turiu DVD playerį, tai pasileidžiu per televizorių gerą kokybę. Ir turim kažkokį dar, šitą neklausiaus, Smashing Pumpkins, nežinau, nesiklausau. Ir turim vieną labai seną, kaip ir tą, dabar nežinau kaip lietuviškai, angliškai tai VHS tape, neturiu to grotuvo, ar kaip ten jis vadinas, bet šitai kasetei Pinokio, čia filmas yra, man atrodo, vieną kartą gyvenime mačiau jį, kai turėjau dar tą, viskas čia tvarkoje yra, va, ta kasetė, bet čia, man atrodo, jo, 1980 metai, nežinau, ar matot. Tai čia kokių 20 metų senesnė už mane kasetė. Tai va, toks senas dalykas, animuotas filmas senovinis, tai ne senovinis, bet čia neįsivaizduoju, iš kur jį gavau, bet tai buvo tiek mano kaip ir žaidimam, kompiuteriniam ir papildomai. Laukite kitų video ir ačiū, kad žiūrėt. Ate.